Viena iš naujausių paslaugų sulaukusi itin didelio klienčių susidomėjimo – fotoepiliacija, kuri yra veiksmingiausias būdas ilgam atsikratyti nepageidaujamų plaukų. Šis ilgalaikis plaukų šalinamas atliekamas pulsinės šviesos aparatu Luminense. Pulsinės šviesos pagalba šalinami plaukučiai, kuriuo metu ardomas tas plauko svogūnėlis ir tokiu būdu iškrenta tas plaukelis. Atliekant procedūrą intensyvia impulsinė šviesa paveikiamas plauko folikulas, nepažeidžiant audinių ir odos. Procedūra yra neskausminga ir trunka 15–30 minučių, priklausomai nuo apeliuojamos zonos. Po pirmos procedūros pašalinama iki 30% plaukelių. Iš viso reikia nuo 3 iki 8 procedūrų. Neskausminga ta procedūra, jaučiamas kaip dilgčiojimas toks. Ir negali nudeginti odos, kas gali būti su vašku, ir greita procedūra. Dažniausiai ateina moteris, pas kurias yra problema. Problema plaukotumas, yra hormoniniai gal svyravimai, sutrikimai hormonų, tai dėl to, kad pašalintas plaukučius, ateinam, pasidaro ir patenkintos, nes labai greitai ir efektyviai procedūra trunka kažkur 15 minučių, jeigu kojos, tai kažkur pusę valandos. Iš tikrųjų, aš patikėjau tą paslaugą, nes, kaip ir visos moteris, ir turiu tą problemėlę ir iš tikrųjų išbandžiusi, matyti viską, kas tik yra. Šita paslauga man patinka dėl to, kad nereikia atauginti plaukų iki tam tikro lygio. Kad tu gali bet kada, jeigu tau išlindo koks plaukelis, bet kada jį nuskusti. O ne, pavyzdžiui, yra kiti būdai, kada reikia būtinai atauginti, ar ne? Tai yra diskomfortas jau. Visą mėnesį visiškai būna toks komfortas, kad atrodo net nebenori daryti toliau, atrodo jau viskas.